naujoji era įsibėgėja ir dar daug kartų apie rūpimus dalykus kalbėsimės, tik aišku, dėl to kosminiai visatos dėsniai nesikeičia, kokia era bebūtų. Šįkart stabtelkime ties 2026 metais, kuo jie ypatingi. Bendrais bruožais kol kas. Ir tai išeis netrumpai, nes yra ką įžodinti, įgarsinti, ką verta žinoti, kad pasiimtumėte skėtį kailyje, kad gyventumėte didesniai darnoj, kad susitvarkytumėte pirmiausia savo kambarį ir kiemą, vidinį ir išorinį. Įsivaizduokit, jeigu visi susitvarkytume pirmiausia savo kiemą, savo kambarį, savo namus. Įsivaizduojate, kiek grožio ir gėrio pasaulyje sukurtume. Kuo ypatingi šie metai? Šiais metais jau baigėsi evoliucinė žmonijos programa. Ir baigėsi senoji matrica, vadinamasis senas pasaulis, kaip pasaulio pabaiga. Tačiau pasaulis niekur nesideda senasis. Jis tiesiog jau transformuojasi į naujas formas. Kaip pastebite, per krizes, per vidinį diskomfortą, esame nukreipiami į didesnę brandą, didesnį sąmoningumą, atsakomybę, arčiau savęs. Artėjame prie tikro savęs, prie autentiško savęs. Ir tas vidinis diskomfortas patiriamas, tos krizės patiriamos ir šeimose, ir giminėse, ir darbuose, ir veiklose, ir tarp draugų, ir kitokiuose santykiuose, susitarimuose, valdžioje. Ir bet kokioj gyvenimo srity. Taigi prasideda visai kita, nauja programa 100 metų į priekį. Kodėl viskas vyksta ir vyks būtent taip? Šiame gyvenime dėl to ir nesužinosime, nes siekiamų žmonijos pokyčių kulminacija bus dar labai negreit. O kaip žinote, didžiausiems esminiams logika nepaaiškinamiems pokyčiams, kad nauji dalykai įsitvirtintų vietoj to, kas atgyveno, pasibaigė, nebepalaikoma visatos, reikia kardinalių ar radikalių išjudinimų. Ne dėl to, kad gerai ar blogai buvo tai, kas buvo. Tiesiog prasideda naujų dalykų mokymasis. Jau iki šio momento kažkokių tam tikrų dalykų išmokom, iš gyvenimo režimų išmokome gyventi, o dabar jau mokysimės gyventi. Tai tiesiog mums visiems prasideda nauja programa, kitoks nei lygi šiol, naujos kokybės gyvenimas. Ir čia ypač didelį vaidmenį, didelį poveikį padarys Z vaikų karta, kurie gimė nuo 1995 iki 2008, nes būtent jie ir atsinešė tą geresnio pasaulio viziją natūraliai. Jie ir sukels tą revoliuciją ir padės ir kitiems žmonėms, ypač įsikabinusių į seno pasaulio taisyklės, keistis. Nes iki šiol buvo labiau normalizuotas stresas, kančia, žmonės tiek įprato kaip norma, tiek įprato gyventi kančioje ir strese, kad net nebeatskiria, kad tokį būtent gyvenimo būdą ir palaiko, kad ir tęstusi vis tai, ir dar ir kitus, ir traumuoja, ir stresuoja, ir panašiai, ir verčia kentėti. Dėl ko nors randa, dėl ko apkaltinti ir panašiai. Tai labiau šitie dalykai buvo būdingi senam pasauliui, senam gyvenimui, o jie turės tiesiog transformuotis, nes kitaip sveikata striks, nervai pakriks ir visokie kitokie nemalonumai užklups.
Nes kai mes patiriame nepatogią situaciją, kurios negalime suprasti ir išspręsti harmoningai, mes buvome linkę, ir dauguma vis dar taip ir elgiasi, buvome linkę savais būdais ir strategijomis prisitaikyti prie diskomforto, įtikti, patikti, susimažinti, apsimesti, kad viskas gerai, susitaikyti, kad kitaip nebus, kad tai neišsprendžiama. Pavyzdžiui, koks nors labai negatyviai nusiteikęs žmogus, kur tai bebūtų darbe, giminėj, šeimoj, santykiuose. Ir taikstomės, ir gadiname savo būsenas, kaip sakyti, gyvenimą ir panašiai. Tam, kad nebūtume nubausti, atstumti arba kitokio saugumo, kad neprarastume tariamo saugumo. Ir metų metais daugybė iš mūsų toleravome tai, kas mums kėlė tą nuolatinį stresą, kas žeidė, kas menkino, alino, tyčiojasi galbūt, ar ne. Na ir žinutė ta, kad šitas prisitaikymas prie nuolat keliamo skausmo nebetoleruotinas, nes kitaip jis sugriaus jūsų gyvenimą ir neleis įgyvendinti tikrų savo norų ir poreikių. Tai šie metai yra palankus galutinai išeiti iš to skausmo rato, nutraukti ydingo bendravimo grandinės, kur tai bebūtų, kokioj bendruomenėje bebūtų, kokioj sistemoje ar struktūroje bebūtų. Kaip ir sakiau, ar tai šeima, ar giminė, ar darbas, ar kitokios bendruomenės ir panašiai. Taigi, ką verta žinoti apie naujosios eros taisyklės, apie tą naują gyvenimą, geresnį tą pasaulį, kurį visi ir atėjome į šitą naują erą, dėl to ir pasirinkome tokiu laiku gyventi, kad irgi šitų dalykų mokytumės. Tai va, ta geresnio pasaulio vizija, tendencijomis, tam tikrais patarimais, keliais pasidalinsiu. 2026 yra savo tikslo siekimo metai. Bus svarbu paisyti, kokio to tikslo sieki. Nes taip, kaip gyvenome iki šioliai, nebetiks. Mes stengiamės viską suspėti. Darbas, namai, šeima, draugai, veiklos, hobiai, projektai, giminės, kelionės, naminiai gyvūnai ir taip toliau. Ir paskui matome, kad nebelieka resursų, sveikatos, noro, ūpo. Mums svarbiems dalykams nieko nebenorime, tik užsidaryti, ilsėtis ir viskas. Tai šitą strategiją reikės keisti ir paisyti, su kuo bendraujame ir kaip bendraujame. Transformuosis revoliucingai, transformuosis susitarimai, tai yra kaip susitarėme, turėsime išmokti susitarti taip, kad būtų gerai abipusiškai. Tai todėl daugės giminiškų sielų bendrysčių. Tai su šiais ir kiekvienais ateinančiais metais turėsime išmokti genialiai, drąsiai, tačiau nepanikuodami ir su masėmis nedramatizuodami, greitai prisitaikyti, greitai adaptuotis ir kurti tokią savo realybę, tokį savo gyvenimą, kad vyrautų darna, ramybė, gerovė, lengvumas, sveikintinas būtų ir autonomiškumas, tokį gyvenimą, kuriame nerizikuotume savo saugumu, kuriame būtų siekiama savo kažkokio tikslo, kuriame karaliautų kūrybiškumas, nebūtų gėdijamasi klausyti savo širdies ir aukštesniojo proto, tai yra intuicijos, savo vidinio vedlio. Sename pasaulyje logika buvo
užkelta ant pjedestalo ir labiau tikima tik tuo, kas pačiupinėjama rankomis. O dabar jau ne, dabar jau turėsime klausyti ir širdies ir nesigėdyti savitumo, nestandartinių sprendimų, genialių sprendimų, unikalumo, talentų. Taip pat turėsime išmokti tausoti energiją ir resursus pirmiausia savo gyvenimui, o ne kitų žmonių. Ir tai yra toks gyvenimas, kuriame jau nebebūtume baudžiami. Toks gyvenimas, kuriame nebebūtume baudžiami, kaltinami ir smerkiami už tai, kad gyvename būtent taip, kaip mes norime. Čia aš kalbu gerąją prasme. Be abejo, kad pasaulyje bus visokių pavyzdžių, iki kol išmoksime tą daryti darniai ir harmoningai. Bet aš kalbu gerąją prasme. Ir kada kūrėme jau ne vienerius metus, kuriu savo naują gyvenimą pagal naują, jau to naujo pasaulio pasaulėžiūrą. Ir su kuo susiduriu, kad seno pasaulio, ypač riboto mąstymo žmonės, jiems tai nepatinka. Jie bando partempti tave atgal, kad sugrįžk į tą seną modelį ir ką tu čia savo išsigalvoji. Ir tokių išpuolių matysime tikrai bus. Noro gadinti kraują tiems, kurie geba prisitaikyti ir darniai gyventi, jau nebe pagal standartus ir buvusius šablonus. Ir kas tai bebūtų, kraują gadinti gali ir valdžia, lyderiai, įvairios bendruomenės, giminės nariai, šeima, darbas, draugai ir taip toliau. Tai mokysimės atsikabinti nuo senų prisirišimų ir stabilumo ir nuo tų šabloninių sprendimų. Netgi atkreipkite dėmesį, galbūt jau ir savo šeimose tokį dalyką turite. Šeimų rate žmonės nustos valgyti net, pavyzdžiui, vienu metu, nes labiau bus atsižvelgiama į individualumą, į individualius savo ir kito žmogaus poreikius, į autentiškumą, į savitumą. Vyks toks visiškas ir dar greitesnis perėjimas į kitą, į naują kokybinį lygį. Ir kaip jau užsiminiau, nebetiks daryti daugybę dalykų ir rūpintis, kad spėtume daugybę dalykų, kur darbas, namai, šeima, draugai, veiklos, hobiai, projektai ir vis tiek nieko nespėju ir panašiai. Tai būsime orientuojami pasilikti vieną ar kelis svarbiausius tikslus ir tas tikslas net gali būti meilė savo gyvūnui, pavyzdžiui, kokiam vyresnio amžiaus žmogui gyvena su savo, pavyzdžiui, kate, ar ne, ir gali ir būti to žmogaus projektas, tikslas. Mokysimės labiau koncentruotis į vieną ar kelis svarbiausius tikslus, dalykus, jau, o nebe į dešimtis, ir svarbu bus kokybė. Nebe kokybė, nebe kiekybė. Tai yra kokybė ves į kiekybę, ar ne? Nebe atvirkščiai. Taip pat drąsiau keisime gyvenamąją vietą ir tai sveikintina. Gyvenamąją vietą, prireikus ir šalį, ir veiklą, ir bendruomenę, ir darbą, aplinką. Drąsiau imsimės unikalių veiklų, atsiras iki šiol nebūtų inovatyvių profesijų, daugės kitokių unikalių uždarbio būdų. Jau dabar matom, kaip, pavyzdžiui, maišosi pasaulyje tautos, žmonės važiuoja, kraustosi ten, kur gyventi geriau, būtent jiems, kur jie priimami labiau kaip namie, kur jaučiasi kaip namie, kur daugiau praktinės naudos, o ne tik, pavyzdžiui, valdžios pažadų, kur daug žada, bet šaldytuvas tuščias, ar ne? O tiems, kas piktinsis besikeičiančiomis gyvenimo formomis arba trukdys tiems, kas iš tiesų nori, kas geba prisitaikyti, gali ateiti tie realybės teismai. Per ligas, depresijas, sunkumus, skandalus, skolas, pinigus, nervinius priepuolius, kitus nemalonumus. Ir čia pamatysim, kaip žlugs ir seni lyderiai, jų pažadais niekas nebetikės.
Ir ne tik tai 26-aisiais, ir tolesniais metais taip pat. Nes tie pažadai iki paskutinio jau rodys, kad nebeveikia. Lyderiai nebegebės senomis mąstymo formomis ir tomis strategijomis užtikrinti žmonėms gerovės. Užtat kaip tik iškils daugiau genialių žmonių, slaptų, unikalių talentų, be jokių diplomų ar ten kokių reikalaujamų patirčių, nes bus jau svarbu būti protingiausiam, stipriausiam, geriausiam. Bus svarbu būti unikaliam, tikram, autentiškam. Todėl matyt pasaulyje vis sulauksim, gyvenime vis sulauksim tokių situacijų, kur gausime galimybę atidžiau įsiklausyti į save, įsiklausyti širdies, pasikliauti savo, pabrėžiu savo vidiniu vedliu, vidiniu autoritetu, o nebe išoriniais. Ir irgi kas tai bebūtų, ar tai valdžia, ar tai apskritai valstybė, ar tai darbe kažkokie autoritetai, ar tai tėtis, mama, dėdė, teta, ten dar kas nors. Tai va. Žmogus mokysis būti laisvas ir mokysis už tai prisimti atsakomybę. Atsakomybę už savo gyvenimą, už tai kaip jaučiasi, už tai ką kuria ir nebelaukdamas išorinės pagalbos. Pensijos kokios ir panašiai. Taigi kuo toliau, tuo labiau bus nebeįmanoma ignoruoti realybės, ignoruoti tiesos, byrės senos sistemos, struktūros, kaip jau užsiminiau, revoliucingai transformuosi susitarimai, seni, ypač toksiški giminės elgesio modeliai, nepagarbus giminės elgesio modeliai, bendruomenės įvairios ir panašiai. Beje, šie metai dar ypač tinkami susitvarkyti savo gyvenime giminės karmą, savo paties gyvenime, kad būtumėte prileisti prie savo asmeninių užduočių. Nes paskui durys užsidarys. 2027 metais mes jau su senais dalykais pro naujas duris nebepraeisim. Tai tiesiog tų senų dalykų nebepraleis. Užcementuos tai, ką gebėjote, reiškia, kaip padirbėti ir tiek žinių. Ir paskui jau viskas taip greit keisis, kad nebebus laiko ir galvoti ir savais tempais pabūti. Tad visai verta pasirūpinti, išspręsti, kur esate užstrigę, kam santykiai niekaip nesiseka, kas pinigų niekaip užsidirbti negali, kam sveikata ištisai stringa, kas dirba darbą ištisai nemylima ir panašiai ir panašiai. Nes persižiūrėjus, iš kur visa tai kyla, ar ne, transformavus tai, galima darniau pasistumėti gyvenime link savo norimų dalykų, savo užduočių. Tuos dalykus galima patyrinėti ir per human designo sistemą, ir astrologiniais instrumentais. Jeigu reikia kam patarimo, tai mielai prašom kreiptis. Ar į mane, ar į kitus astrologus specialistus. Žodžiu, nebesukontroliuosime visko kaip anksčiau, nebeprimanipuliuosime kaip anksčiau. Infantilumo, aukų, išnaudojimo, gelbėjimo era jau baigėsi. Teks suaugti, prisiimti atsakomybę, būti sąžiningam su savim ir tikėti savimi irgi bus labai, labai svarbu. Galimybę suklestėti ir išgyventi turės tie, kurie savo gyvenimą ims į rankas. Ir nebelauks, kol kažkas kažką už juos padarys, išgelbės, padės, kiti žmonės, ten darbas, pensijos, giminaičiai, valstybė ir panašiai. Laimės tie, kurie gebės neprisirišti prie to, kas buvo, ir kurti naują realybę. Nes norint peršokti naują realybę ir yra kaina paleisti senus dalykus, senus galbūt kažkokius susitarimus, žmonės, netgi kai kuriuos artimus žmonės, aplinką, namus, darbus, veiklas. Tikrai, kad kūnui labai skauda. Aš pati tą patyriau
savo pačios gyvenimu ir skauda, ir išgedėti reikia laiko, nes protas supranta, kad visa tai, ką tu kuri, yra sveikintina. Tačiau kūnas vis dar yra įpratęs prie to, kas buvo įprasta. Nesvarbu, kad ten negatyvu kažkas arba alina, ar ne, nesvarbu, bet kūnas tai prisimena kaip normą, todėl priima kaip saugų dalyką. Tai visus šitus dalykus keisti nėra taip jau paprasta, aišku, ir sukelia, tas pokytis sukelia diskomfortą, bet tas diskomfortas yra laikinas. Ir daugės bendraminčių, vienminčių, giminingų sielų ryšių. Santykiuose, bendruomenėse, darbuose, šeimose. Ir dėl to nebebus apsiribojama vien tik kraujo ryšiu, nes žinote, kad dvasiniai ryšiai yra aukščiau už kraujo ryšius. Tačiau, aišku, pereinamuoju laikotarpiu čia gali būti manipuliacijų, reikia vis tiek būti atsargiam, budriam, bet žodžiu, mes suvoksime ir patirsime, kad esame daug daugiau negu mūsų praeitis, negu mūsų kraujo giminė, šeima ir neturime savęs riboti, ar ne? Jeigu matome, kad reikia eiti toliau, ar ne? Susitarimuose bus svarbu darna, supratimas, pragmatiškumas, tas pragmatiškas susitarimas, gebėjimas, kompetencija susitarti naujai, gebėjimas transformuoti santykius. Nebūtina visko nutraukti. Tikrai ne. Jeigu įmanoma, tai transformuoti, susitarti naujai. Bet tai nelygu lankstumui. Vat šitą irgi noriu pabrėžti. Turi laimėti visi. Tai neturi būti tas įprastas senas lankstumas. Kad prisitaikau dėl šventos ramybės, nutyliu, vėl įtinku, save pažeminu ir panašiai. Jau šitie dalykai nebebus laiminami. Prarasime energiją, jeigu taip darysime, sveikatą ir visa kita. Žodžiu, tendencija labiau tokia, kad bendrausime daugiau su tikrais savais panašių vertybių žmonėmis, o nebe taip, kaip buvo iki šiol su visais iš eilės. Ir prisileisime tik abipusius mainus, tas giminiškas sielas, bendruomenės, kurias vienyje panašios vertybės. Unikalumas, autentiškumas, individualumas, neprisirišimas vis labiau ryškės. Kas dar? Bus labai svarbi finansinė ir emocinė higiena. Sąmoningumas, atsirinkimas, disciplina, sąžiningumas sau. Vis labiau atpažinsime melą ir pagaliau atpažinę nustosime juo tikėti. Nes tai, kuo tikime, tą ir kuriame savo gyvenime. Ta, ką kartojame kasdien, tuo ir tampame. Tiesiog vis labiau intuityviai jausime, su kuo bendrauti, su kuo nebe, į ką reaguoti, į ką ne, kam skirti laiko ir dėmesio, o kam ne. O tas melas, kaip jisai pasireiškia melo atpažinimas, aš galiu pagal save pasakyti. Net jeigu mano protas iš įpročio vis dar nori, pavyzdžiui, pasimatyti su vienais ar kitais žmonėmis, man jau mano pasąmonė, reiškias kūnas, jau taip sudėlioja, kad nebėra sąlygų susitikti skirtingais bėgiais važiuojantiems traukiniams. Mes tiesiog važiuojam galbūt ten paraleliai, bet nebėra galimybių susitikti. Taip susiklosto aplinkybės, kad aš su žmonėmis, kurių gyvenime vis dar labai daug melo, nebesusitinku, nes aš tą melą labai jaučiu. Kad žmogus visgi vis dar nenuoširdus, neautentiškas ir panašiai. Tai man taip pat pasireiškia ir gyvenu toliau tiesiog savo gyvenimą ir kitais tada būdais pabendrauju su to seno pasaulio žmonėmis, kurie irgi turi galimybę peršokti ant tos naujos šakos. Ir kad nepasimestume, svarbus bus pastabumas, išrankumas, informacijos ir kitokių dalykų atsirinkimas, vidinė ramybė, gebėjimas mąstyti plačiau, o netikėti tuo, ką matai. Teks nustoti būti naiviems, nes naivumas tems žemyn.
kaip ir panika, kaip ir dramatizavimas, kaip ir emocinis nesitvardymas, bėgimas paskui minę, visokios nostalgijos, ambicijos ir panašiai. Svarbu koncentracija, kam sutelki dėmesį, ar ne, to ir daugės. Dėmesį, pinigus, sveikatą, laiką, nuotaiką, būsenas. Svarbu bus persižiūrėti visus savo resursus, kam ir kaip juos skiriate, paskirstote, kam leidžiate. Pavyzdžiui, jeigu norite, įsivaizduokit, kad turit tam tikrą ribotą kiekį resursų, viskas į tai įeina. Ir sveikata, ir jėgos, ar ne, pinigai, dėmesys, viskas. Turite ribotą kiekį resursų ir norite įsigyti, kad ir, pavyzdžiui, naują kokį iPhone'ą. Tai jums teks atsisakyti kažkokių jūs alinančių dalykų, nestiprinančių, alinančių galbūt maisto kažkokių produktų, galbūt laisvalaikio toksiško kažkokio leidimo, ar ne, kur ištaškot savo energiją ir taip toliau. Ir tai tiek koncentruotis, kad sukauptumėt tam savo laukiamam iPhone'ui, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai dar koks dalykas, nebegalima bus gelbėti visų iš eilės. Čia jau reikės atsirinkti, kam padedi, nes kitaip gali pats labai nukentėti ir pabloginti savo paties gyvenimą, prisidėdamas prie blogio kūrimo galbūt. Ir kaip sakiau, netikėkite tuo, ką matote, mąstykite plačiau, nes kai kurie senų struktūrų atstovai, lyderiai, ten darbo, giminės atstovai ir panašiai gali manipuliuoti, kad tik tai partemptų atgal į tą seną gyvenimą. Tai yra normalūs procesai, tiesiog ne visi žmonės supranta ir ne visiems duota suprasti, plačiau mąstyti. Tai tikrai tokių dalykų bus, kad tik tai kas nebepalaikoma ilgiau nesibaigtų. Taigi vis labiau nustosime atiduoti savo energiją senoms visgi sistemoms, struktūroms, seniems nebešiuolaikiškiems, toksiškiems elgesio modeliams. Šeimos labiau irgi bus kuriamos iš sąmoningo pasirinkimo, įvertinant ir tą vertybinį pagrindą. Todėl, kaip matote, daug nebeskubančių tuoktis jaunų žmonių, jie jau atsakingiau tą daro, pirmiausia, labiau save pažįsta, emociškai labiau subręsta ir tik paskui jau ryžtasi prisimti atsakomybę už savo mylimą žmogų, už vaiką, kad nežlugdytų ar netraumuotų, o mokėtų su jais kokybiškai bendrauti, bendradarbiauti, suprasti, mylėti, perprastų, kas čia vyksta pasaulyje, kad žiūrėtų į save ir į kitą kaip į dievišką būtybę, o ne vien tik tai kaip į kūną. Kas galima, kas ne, bus irgi peržiūrėta. Žodžiu, kuriame naują intimumo, artumo irgi supratimą, naują šeimos kūrimo sampratą. Nes senoji šeimos samprata yra būtent tos senosios matricos kūrinys. Labiau sukurtas išgyvenimui. O dabar tai, kas bus kuriama gyvenimui, gyventi. Suprantat? Taip pat iš esmės gali transformuotis vyro ir moters apskritai bendravimo, bendradarbiavimo modeliai, standartai, tendencijos. Ko dar mokysimės? Mokysimės išdrįsti pasakyti 100 kartų ne ir 1 kartą taip. Iki šiol tendencija buvo atvirkščiai. Bijojome pasakyti ne, ar ne? Ypač tai žino empatai, gelbėtojai, visokie gero žmogaus sindromą turintys žmonės. Labai gali būti, kad žmonės suiručių metu jausis palikti, pasimetę, vieniši be pagalbos. Kris kaukės, žmonės pamatys tikrą realybę ir net save tikrą pradės labiau pažinti. Naujoji realybė yra, kai kurie žmonės šią realybę jau kuria, tarp jų ir aš. Naujoji realybė yra ir bus ta, kur lengva būti savimi, kur gera būti savimi, kurti, veikti, bendrauti, bendradarbiauti, įkvėpti vienas kitą, palaikyti, dauginti gerovę ir panašiai.
Nes atėjo laikas jau nustoti būti lojaliems ir apsimetinėti, kad viskas gerai. Laikas transformuotis, o jeigu nebeįmanoma to padaryti, tai gana lankstytis melui ir priklausyti bendruomenėms, grupėms, giminėms, kur jūs menkina, alina ir žlugdo. Nebijokite iš tikrųjų naujo pasaulio, net jeigu atrodo gąsdinančiai, kaip tik kurkite savo gyvenimą, kurkite tą gerovę, apie kokią svajojate, skleiskite savo unikalumą, savitumą tą gerąją prasme. O seną pasaulį galima stebėti kaip filmą, kuris anksčiau ir vėliau vis tiek turės pabaigą. Ar mes jo sulauksim šiame gyvenime, ar ne, čia jau kitas klausimas, tiesa, bet senasis pasaulis anksčiau ar vėliau vis tiek transformuosis į naująjį. Netgi taip pasakysiu, neapsakomai didelį nuovargį duos pastangos išlaikyti seną pasaulėžiūrą, požiūrį, seną bendravimo, kokį ten modelį, ritualus, tradicijas, seną gyvenseną, seną komfortą, ypač dėl įvaizdžio ir panašiai. Ir teks perkainuoti vertybės, pataisyti arba transformuoti santykius, peržiūrėti susitarimus, įsipareigojimus, lojalumus ir taip toliau. Geriausiai išsilaikys tie, kurie transformuosis. Ir svarbu bus paisyti, ką dabar sako širdis, vidinis vedlys, kaip jaučiuosi dabar. Tai padės atpažinti ir išsivalyti iš projekcijų, baimių, iliuzijų. Laimės tie, kurie sustos, o nepuls impulsyviai reaguoti. Laimės tie, kurie sustos ir priims diskomfortą ir leis savo paleisti praeitį ir kurti naujas formas.